Gyvenimu džiaugis visada tausok sveikatą. Elektrėnų sveikuolių klubo narė buvusi ilgametė vadovė Bronė Vasiliauskienė. Kol dar ateis, aš galiu pasakyti, yra ir žolininkė, ir įvairių kitokių švietimo, edukacinių programų vedėja tiek jaunimui, tiek šiaip visuomeniai. Tai ir konkretus pavyzdys švyti savo gyvenimu. Prašom. Užtarnautame poilsyje esu išėjusi pagal sovietinius įstatymus. Taip man pasisekė, kad arba gauni pensiją, arba gauni atlyginimą. O tas atlyginimas buvo beveik mažesnis negu už pensiją. Ir ačiū Dievui, kad buvo tokie įstatymai, čia buvo prezidento Pakšto laikais, ar ministras pirmininkas jisai buvo. Ir aš pradėjau eiti, nežinau kaip čia įvardintų, 3 amžiaus universiteto prezidentė, aš pradėjau eiti gyvenimišką universitetą. Dukra buvo neištekėjusi, ištekėjo, mes 3 kambarių bute, tai buvo sutvarkyta, kad vienu metu gyvenom 4 kartus. Mano mamytė 70 metų, ne iš meilės, bet iš artimo meilės, priėmė antrą kartą santuoką su, tada atvažiavo, sako, vaikai, nežinau, ką daryti. Man peršasi krepšininkas. O mes tą krepšininką pažinom dėl to, kad jis pynė nuostabius krepšius iš prie ventos augančių vytelių. Ir aš tada, būdama 55-6 metų, aš galvoju, ką man jai pasakyti. Ir aš galvoju, o mano dukrai tada buvo 16 metų, sako, babytė, tekėkit, atvažiuosim visi, pakelsim vestuves. Ir va taip atsitiko, kad reikėjo suderinti 2 gimimus, 4 laidotuvės ir dar daugybę jausmų ir visų patirčių. Ir aš žinojau, kad man yra duota tarnystė ir aš turiu su kuo didžiausia meilė ją atlikti. Labai džiaugiuosi, kad egzaminą aš savo parašyčiau, 5 nerašyčiau, esu kukli, bet 4 tai aš savo parašyčiau. Ir per visą šitą atėjo stiprybė man, kad aš iš šito viso savo tarnystės, aš kaip į didžiausią laisvę, aš nuvažiuodavau į Palangą, nes visi namuose dirbantis, šeštadienis, sekmadienis man taip kaip ir laisvas, nors būdavo tokių orų, ypatingai žiemą, sakė, vėjas, šalta, šlapia, drimba, kur tu iš Elektrėnų važiuosi į Palangą. Ir buvo taip, kad susilaikydavau, ne visose šventėse dalyvavau. Šita nuotrauka man irgi primena mano kelią į sveikatą. Kada sausio 13 anūkės mokytoja pakvietė kalbėti, kaip aš patyriau šitą, aš jiem turėjau prisipažinti, kad laisvę gali ginti tik sveikas žmogus. Tuo laiku, kada tauta gynė laisvę, aš gulėjau ligoninėje su radio aparatu, klausiausi visų įvykių ir tą lemtingą sausio 13 mane iš vakarų parsivežė į namus. Mano bėdos visos buvo, gydytojai, vegetodistonija, ten visokias ligas. Viskas su kūnu buvo tvarkoj, bet aš savo įvardindavau taip, kad darbai, žemės ūkis, gamyba, veterinarija su zootechnija, amžinas nesibaigiantis karas, nežinau, vieni kaltina pašarus, kiti kaltina šitą. Žodžiu, mūšio laukas ištisai kiekvieną dieną. Trakuose teisė prokuroras ir klausė, а почему не 100% поросята auga? Ir kaip žmogui, prokurorui paaiškinti,
kad pati biologija nėra šito numačius ir programavus, nes reikdavo meluoti. Ir mes meluodavom. Ir mes meluodavom, kad dabar jau šitie skaičiai yra įsitrynę iš mano atminties. Ir tai būdavo negerai. Pameluoji ir dar negerai. Dar reikia daugiau meluoti. Tai va, laisvę gali ginti tik sveikas žmogus. Manęs šitose visose niekur nebuvo. Kada nulėkusi į Palangą, aš matydavau, atvažiuoja Kauno jungtinis sveikatos klubas, atvažiuoja Panevėžio jungtinis sveikatos klubas. Buvo tie laikai, kai klubai kūrėsi, Dainius su Stašaičių, balionai, šventės gražiausios, iš Elektrėnų nieko, viską turim sporto bazės, turim ežerą, reikia ir... Tai aš dabar taip suprantu, kad to sveikuolių klubo reikėjo man pačiai labiausiai. Ir aš čia esu vienoj konferencijoje pajuokavusi, kad aš esu sveikuolių sąjungos to viso kėlimo archyvas. Nes nuo blokados metų, taip pat mano pirmas mokytojas buvo kaip ir Ksaveros Vaištarienės, buvo amžinatilsį Eduardas Girčys. O jau kai įkūrėm klubą, tai Elektrėnų sveikuolių klubas įkurtas 97 metų prieš šventes, tai buvo balandžio 27, o jau gegužės 3 krikštatėviai atvažiavo krikšto mama Janytė Vaizgėlienė su visais ten, kaip krikšto močiai priklauso, valgiais, o Dainius Kepenis, kaip sveikatos bangos iniciatorius, jau buvo krikštatėvis. Kad išsakyti visą savo 20 metų kelią yra sudėtinga, bet čia tokios padrikos mintis. Senjorų integracija. Man, pavyzdžiui, šitas niekada klausimas nekilo. Aš iš vis nebuvau išėjusi į gyvenimo paraštes, kad mane reiktų integruoti. Aš visą laiką buvau gyvenime. Jeigu nereikia anūkų žiūrėti, aš einu į daržus. Jeigu daržuose nereikia, einu į mišką, einu į paežerę. Į sistemas tokias, kad 1, 2, 3, 4, aš labai save sunkiai įspraudžiu. Aš darau tas, kas man yra gerai, kas man tinka. Pasirodo, turiu labai gerą nuovoką, intuiciją ir dar apie tai pasakysiu paskutiniam savo žodį. Dabar Sveikuolių sąjunga nusipelno didelės pagarbos ir padėkos, kad sugebėjo patraukti gydytoją Eugeniją Gugienę, nes mesgi dabar gydytojais tikim kartais labiau negu pačių ponų dievų. Ir gydytojas, kalbantis apie sveiką gyvenseną, ir ne tik iš Eugenijos aš girdėjau šitos žodžius, kad ar jūs galvojat, kad mes labai daug galim padaryti jūsų sveikatai. Aš tą girdėjau iš savo pačios geriausios draugės, kad ne tiek jau daug gydytojai prisipažino, kad ne tiek ir daug gali. Dabar mes turim Vidūno pavyzdį. Aš kai atėjau į Sveikuolių sąjungą, žinojau, kad yra Vidūnas, bet taip, kad reikėtų ką nors papasakoti. Ir dabar aš labai aktyviai dalyvauju neakivaizdiniu būdu Lietuvos Vidūno draugijos konferencijoje. Ir man teko garbė vienos konferencijos metu Klaipėdoj 13 metais, suėjo 60 metų, kai buvo, teisingiau pasakyti, kai buvo pagerbtas Vidūno 60 metų išėjimas į amžinybę. Ir mes važiavom, Lietuvos Vidūno draugija organizavo ekskursiją į Detmoldą, kur paskutinės dienas praleido Vidūnas. Ir jau sekančios dienos vakare mūsų ekskursijų vadovė iš Kauno duoda vyrui telegramą. 40 metų važinėju su ekskursijomis. Pirmą kartą aš turiu tokią grupę, kurioje niekas negeria, nerūko, nesikeikia ir vairuotojai abudu tokie. Vidūno dvasia gyva ir
ir žemiškas, kaip sako, žmogiškas stebuklas. Vydūnas, nesu aš žinovė tokia, bet jo devizas buvo, kad reikia gyventi šitoj žemėj žmogiškai, žmoniškai. Dabar kalbant apie senatvę, kadangi aš labai turiu žemės ūkio specialistės išsilavinimą, turėjau dar, aš taip spėju, kad tai buvo smetoniški dėstytojai, Vanda Skirgailaitė mums dėstė augalų anatomiją ir morfologiją, visą botaniką. Augalas jisgi dygsta, auga, žydi, noksta, bręsta ir augale nėra senatvės, yra branda. Ir aš manyčiau, kad čia mes visi susirinkom branduoliai. Ir jeigu mes išmanytumėm šitą, kad mes esam branda ir branduoliai, ir kažkaip mane irgi, kai pasako, o močiutė, kažkaip pasakė, aš net sudrebėjau, aš galvoju, aš nesijaučiu tokia, kad, nes vaikas, suprantat, tarp mūsų bedugnė, jeigu 5, 6, 7 metų vaikui, tai aišku, aš atrodau sena. Tai vat, mes esam pačioje brandoje. Dabar kalbant apie kaip mums vadovauja. Man, pavyzdžiui, taip man skauda dėl tų, kuriuos aš matau einančius ne tuo keliu. Bet ar nuspręs Seimas iškelti iš degalinių alkoholį ar nenuspręs, man asmeniškai daug svarbiau yra iškelti alkoholinius gėrimus iš savo spintų, iš savo ten kažkur užkištų, kur laikom. Pirmiausia, mes, kas nuo mūsų, jeigu mes atėjom subrendę į savo išmintį, pirmiausia, mes neturim patys naudoti alkoholinių gėrimų, tuo labiau nerūkyti ir tuo labiau, kad mūsų vaikai nematytų iš mūsų to pavyzdžio, kad galima kultūringai gerti. Šitas mintis man užtvirtino, apie kalbas kalbant. Labai džiaugiuosi, kad ganėtinai gerai moku rusų kalbą. Ir aš matot, visi, kas mane pažįsta, aš daug metų nešioju akinius. Prieš jūs aš stoviu be akinių ir šitą visą programą, kas čia smulkiom raidelėm yra surašyta, aš viską perskaičiau be akinių. Nešioju akinius virš 30 metų. +6, +4 buvo. Aš papuoliau į Vladimiro Georgievičiaus Ždanovo seminarą, visą savaitę važinėjau. Viskas prasideda arba blaivioj galvoj, arba neblaivioj galvoj. Ir nežinau, kaip čia toliau rutuliuosis, aš labai pasitikiu aukščiausiojo valia mano gyvenime. Po pirmos mokyklos aš nenuėjau. Visos moterys Trakuose iš stovyklos keldavosi, kaip Jėzaus Kristaus laikais Trakų ežerų į bažnyčią, aš važiuodavau į Elektrėnus. Ir man vienos sveikatos mokyklos man neužteko. Man prisireikė antros, nes viskas atkrito. Kūnas labai greitai yra patvarkomas, o su dvasiniais dalykais reikia padirbėti. Ir sunkiai reikia padirbėti. Tai va, kalbant apie tai, ne kiek gyvensi, bet kaip gyvensi, man svarbu. Aš viską galiu, bet aš ne viską noriu daryti, tą, ką aš galiu padaryti. Mano mamytė ir mano senoliai parodė, kokia yra laimė ateiti iki grabo lentos su savo kojomis, kada nereikia reanimacijų, visų dabartinės civilizuotos medicinos ir paslaugų visų, jūs mane suprantat, kada guli gerai, jeigu mėnesiais, o jeigu metais. Ir dabar čia irgi alkoholis, tabakas, tai vat buvo ten išvardinti skaičiai, aš savo skaičius taip sudėčiau. Pirmiausia, reikia atsisakyti alkoholio,
paskui tabako, trečias pyktis, keiksmai, neapykanta vienų kitiems, neištikimybė vienų kitiems. Ir prisiminti 4 mūsų dorybės: saikingumas, išmintingumas, teisingumas ir tvirtumas. Ir pabaigai iš sutvirtinimo maldos. Aš maldaknygėje ją senai turėjau, bet aš ją palyginti netaip senai atradau. Kokie yra veiksmai? Alsuok, uždek, patrauk, paremk, globok. Alsuok tai yra kvėpuok, tai yra nekvėpuoji, viskas jau esi. Alsuok, kad daryčiau, uždek, kad mąstyčiau, patrauk, kad mylėčiau, paremk, kad skleiščiau, globok, kad neprarasčiau. Ir va, ačiū visai šitai mūsų tautos daliai, kuri neša iš kartos į kartą papročius. Aš dabar visas močiutes ir dėdukus kviečiu nepirkti kalėdaičių parduotuvėse, o su savo vaikais ir vaikaičiais, su savo dukromis, sūnumis, kiekvieną kūčių dieną išsikepti kalėdaičius savo namuose, sėdant prie švento kūčių stalo. Ir dėkoju Sveikuolių sąjungai už šitą šūkį ir Sigutei Kriaučiūnienei, kuri į mūsų Sveikuolių sąjungą atvedė čia jau Facebook'e susikūrusią grupę, ir Simonas Dailidė. Aš matau labai gražias jaunas jėgas Sveikuolių sąjungoje, matau Lietuvoje, nes būnu tarp tikinčio jaunimo. Ir žinot, skleisti šitą vieni kitiems, aš dabar esu apsisprendusi po viso šito, ką aš čia patyriau nuo 22 lapkričio iki 20, iki dabar, sakykim, aš dar buvau pasaulinėje lyderystės konferencijoje, kuri vyko Kompensos salėje Vilniuje. Tenai susirinko pasaulinio masto pastoriai. Ir jie liudija tą žmonių džiaugsmą, meilę, gyventi šitoj žemėje be neapykantos, be keršto, be pykčio. Ir būkime laimingi savo tėvyniai, su savo vaikais, kad mūsų vaikai nesiblaškytų po pasaulį. Ir ačiū jums visiems. Labai ramių, šviesių jums kūčių vakarų. Mūsų aplodismentai ir nuoširdžiausia padėka Elektrėnų Sveikuolių klubo ilgametei vadovei, įkūrėjai Broniai Vasiliauskaitei.